Man tu atrodo visą laiką toks buvai, kaip kažkoks kaip styga. Žinai, toks vaikštau nesilaikydamas. Jeigu klausia, kaip aš... Dalusdelis? Nesilaikydamas. Va, ir sako, nesilaikydamas. Kaip laikaisi nesilaikydamas. O dabar... Atsiprašau, o dabar dar noriu pasakyti, ko visuomet iš tavęs mokiausi, būdamas visiškai pienburniu atėjęs, o tu jau dirbai. Ir paskiau dirbdamas kartu su tavim mokiausi ramybės. Su tavim būdavo ramu. Пустая. В ней изумительное новое платье короля. Неужели и вы его не видите? Когда же, наконец, появится его величество? Мы опаздываем в историческую минуту. Другой такой минуты может и не быть. Dabar po eilės metų aš žiūriu kaip tikrą tokį filmą, kuris aš ateičiau į kiną ir pažiūrėčiau tą filmą. Ir atkarčiais aš atsimenu, nes prie kožno kadro, prie kožnos scenos būdavo kažkokie, reiškia, ten tokie pašaliniai dalykai, kurie neturi jokios reikšmės prie pačios scenos, prie pačio kino. Ir jie užlieka žmoguje, bet laikas yra toks kad jis ištrina šitos visos atsiminimus, daugumoj ištrina. Ir tada žiūri kaip, nu ne kaip svetima, vis tiek kaip savo, vis tiek malonu. Ko jums reikia? Atleiskite, man reikia... Trumpiau. Ar Andrius dabar buvo grįžęs namo? Gal ir buvo. Turbūt buvo. Ar Andrius nepaėmė 2 butelių? Konjakas prancūziškas, 2 buteliai. Buvo. Paėmė. O, tverinės. Raktą prisitaikė. Užeik. Kuo tu vardu? Beatričė. Mes su Andrium draugai beveik sužadėtiniai. Tu mokaisi? Kokia tavo pavardė? Mokausi. Aizentaitė. Aizentaitė? Taip, Aizentaitė. Atleiskite, viso gero.
Sentai. Kai aš atvažiavau jaunas, aršus po Maskvos instituto ir pradėjau visus senius mokyti, kad kaip reikia filmuoti. Nes, brangiai, jie blogai, taip, ką mes, čia, va taip reikia. Nu, ir aišku, aš ten gavau ir per galvą, ir visai, ir komunistų partija mane ten truputį smugdė. Tai va, Janušakas, vienintelis buvo mano draugas, palaikytojas, ir aš jaučiau jo, kaip sakyti, paramą, tai man buvo, nes vis tiek, seniai buvo aršus jaunimui, o aš tada vienas iš tokių buvau. Dabar jau kiti laikai, suprantat, visi draugaujam, visi kas kaip nori, ir be diplomo gali būti operatoriai. Turi pinigų daryk kiną, ir be ką. Tai va, Janušikai, ačiū tau, tu mano tikras draugas. Čia yra. O čia kinas apie Janušaką mes įgalėsim irgi 22 minutės. Tai dar trumpiau negu Matonija su Poma. Taip kad, jeigu norėsim, va, čia apie Janiką laida graži, va, pagaliau, nepraėjus ir 15 metų aš savaitį. Ateini kartais, nufilmuoji visiškai liuksusinį. Per Avavitą būdavo tokių scenų būna, kad ateini kažkaip pagauni ir negalvoji, nei kompozicijos, nei nieko ten neįstatinėjai, bet kažkaip pagauni, nei savaime gaunasi, pravedi, pravažiuoji. Svarbiausia, kai pagauni, nufilmuoti nuotaiką. O nuotaika tai nėra daiktas, o nuotaika tai yra kažkokia visuma. O ta visuma, kai pagauni, ta nuotaika, kai pagauni, tada ir scena yra, ir filmas yra. Ir nebūna filmo tokio, kad, sako, filmas blogas, o operatorius gerai nufilmavo, arba atvirkščiai. Nebūna tokio. Rimtesnis buvo toks su jo susitikimas, kada aš kino kronikai dariau filmą metraščių. Valstybės metraščių ir būtent apie operatorius. Ir tada mes su Mikutėnu nuvažiavom, reiškiasi, į Vilniaus televiziją, pas Janeką. Aišku, buvom susitarę, kad atvažiuos, viską žinojau, kas atvažiuos. O ten savo toj studijėliai, kaip ir čia buvo, matom tam dokumente. Mažytis kambariukas, laidas. Pats įsijungia, jokių apšvietėjų, ten tuos savo prožektoriukus įsijungė. Ir mes pradėjom normaliai bendrauti, filmuoti, reiškiasi, metraščių. Ir va tarp ta metraščiai tai yra medžiaga Janeko. Jis kaip ir šiandien, jisai nuoširdžiai žmogus labai kalbėjo. Jis pavergė tas iš tikrųjų ramybė ir nuoširdumas. Ir kai aš pradėjau biskį taip kabinti tos dalykus, o jeigu, pavyzdžiui, aš daryčiau, aš nuo savęs pradėjau, Janika, jeigu aš daryčiau, pavyzdžiui, kiną, ar eitum pas mane dirbtų? Jisai žiūriu, susimąstė, akyse ašaros, norėčiau, sako, bet gal jau aš ir senas. Vade, šiaurinė siena neįveikiama. Varėmius ir sambius pasiūs prie šiaurinių vartų. Šiaurinė siena neįveikiama. Iš pietų pusės tegul pradeda koltis ir glapas. Greičiau.
labai filmavom. Ir 2 kart filmavau. Repku man. Filmas, reiškia, buvo 2 kart filmuotas, 2 kart darytas. Ten dėdė bėdų buvo siaubingai daug, reiškia. Ir kai pirmą kartą nufilmavom ir jau pinigų neliko ir filmo, mano taryba pažiūrėjo, nebe atseit nutarė. Ir iš komiteto plano skyriaus sakė, reikia tenas, Janai, kai kur dėjai milijoną. Nei aš tą milijoną turėjau, nei nieko. Visa grupė buvo pakeista, aš vienas išlikau.